šiandien Kauno Mariose nuo 5 ryto. Atvažiavam pagaudyti starkį, tai prieš tai važiavau su klientais. Tai tikrai ryte labai stipriai kibo, pagavom 21 starkį, didžiausia 70 cm, tai manau apie kokius 3 kg. Bet, tai va dabar tas bet, išplaukiam su operatorium, o kai reikia mums kažką nufilmuot, tai kai visada išjungia kliovą. Tai va, kaip tikri žvėjai sako, kibo vakar, kaip rytoj. Tai žiūrėsim, kaip seksis, einu žvėjot. Ir šiandien kiek spalvų išbandyta, bet vis tiek realiai šita spalvytė ir fetukas. Ir būtent 4-3 dydžio. Didelis, mažas starkis, vis tiek tas pats. Nu realiai tikėjomės vėl, kaip visada didžiausio, bet šiandien standartas tai va toks. Bet nieko, vis tiek smagu, pasiėmė Leono kotelį, jis mane laikė 35 gramų. Kaip tik ilgas 250 ar 260 ilgio, tai nu tikrai smagu. Tai va koksai starkienas. Kol ieškom to pelaginio starkio, aišku, matėm daug lizdų tikrai, visur aplinkui, tai manau tikrai džigelių kibtų. Ir va kaip tik vieną starkį radom. Tai šiaip ta starkių žvejyba ganėtinai yra sudėtinga, nes tą patį starkį labai sunku Kaune atskirti. Tai aišku, įgūdus akis tikrai atskiria, bet šiaip tikrai reikia didelio pripratimo, nes čia labai daug baltos žuvies ir, pavyzdžiui, tas starkis, nu, labai panašus į karpį. Arba kartais net į karšį, priklauso dar kokiu kampu stovi. Tai realiai geriausia atpažinti iš pačių starkio judesių. Nes starkis niekada nelaksto ten greitai, kaip karpis arba kaip karšis. Bet dar pabandom vieną kartą. Čia toksai labai didelis susikaupimas, didelis darbas, nes starkiui reikia paduoti labai tolygiai, labai gražiai prie pat nosytės. Bet ir tai kartais nepadeda. Tuoj privedam. Žiūrėk. Ir vėl išbandėm daug tų spalvų visokių, bet kibo realiai vėl ant tas pačios. O čia va visada vandens motociklom trūksta dėmesio, tai kuo arčiau mūsų. Nežinau, bet vaikų darželis. Nieko, ieškosim didesnio. Gal ant vakaro, kaip sakoma, ir išaus. Tai va, džigelių, mes su laivu, jie džigelių. Rezultatai, kaip girdėjom, tikrai neblogi. Matomai. Taip pat. O, visai nieko toks, ką? Vėl vaikų darželis, operatorius sako, išties rankas daugiau didesnis atrodys, bet neatrodys, tai dar ne vakaras, ieškom toliau. Fantastika.
Operatoriai sako, jau gražiau, bet kaip godžiai pažiūrėkit. Ir vėl fetukas, 4-3. Smagiai, tikrai smagiai. Einam tvarkyt ir leidžiam namo. Apgavikas jis visą laiką. Kartais ir su guma apgaudinėja. Būna, kad neima ir ta toks geras smūgis. Yes. Tai va, tęsiant apie kotus, tai dažnai klausia ir dažnai pakomentuoja ir tikrai parašo žmonės ir visiems įdomus, kokiais kotais aš gaudau. Tai šiandien kotas yra Hesta, Black Staras, Versatile. Tai jisai yra 83 iki 35 gramų, jisai yra biškį liaunesnis ir ilgesnis. Realiai pasirinkau tam, kad gaudyt maždaug su 4-3 colio keitechui ir 10-15 gramų galva. Tai šitas kotas tikrai savo padaro, tikrai pakirtimas fantastinis, labai jautrus ir kas man patinka su ilgais kotais, kad galima, tarkim, pravedimą daryti, tarkim, vat, jeigu gaudo su LiveScope'u, tai ne tik, pavyzdžiui, šritės, bet galima, tarkim, su tokiam diapazonai ir, pavyzdžiui, keli tą kotą, tai realiai labai daug gaunasi, aš šiandien neįsivaizduoju, gal kokie apie 3 metrus gali realiai tik tai iš koto pakelti, jeigu tikrai tuo momentu reikia. Tai va, o apie ritę kalbant, tai ritę pasirinkau irgi 4000, nes realiai mėgstu 4000, būtent visus modelius ir pasirinkau greitą, nes tarkim, jeigu nepataikai, aišku irgi kas gaudo su LiveScope'u, tai jeigu nepataikai pirmų metimų, tai tiesiog su greita rite daug greičiau susirenki valą. Tai va, ir pasirinkau būtent lengvesnę, Vanfordą, tai prie šito koto tikrai puikiai tinka. Varom žvejot. O, didėja. Starkienas visas šlapęs. Bet vat kalė į trišakį. Tikrai užsidėkit trišakius, bus mažiau ėjimų. Nežinau kelintas, bet turbūt koks 10 ar 11. Bijau smiluot. Ir aišku, kaip nepakalbėjęs apie gumas. Tai realiai šiandien, žinau, Easy Shineris kažkaip šiandien labai nenorėjo dirbti, bet šiaip ryte, tai va kažkas va į tokias spalvas. Tikrai kažkas veikia. Realiai ganėtinai ir šitas spalva veikia, domėjosi labai žuvis, bet šios dienos favoritas, aišku, gal dienos ir ryto, dar nežinia, kaip vakare bus, bet faktas 4-3 fetukas toks. Ir kaip pastebėjau, šiandien ypač tas Easy'kas turi tokį trumpą ir greitą darbą, tai gal dėl to labai nesidomėjo, kažkaip šiandien norisi tokio didesnio rollingo. Tai va, fetas tikrai tam tinka. Tai va, dar norėjau parodyti ir šitą gumą. Tai va, saulė įsijungia ir būtent Sexy Shadas Kauno Mariose labai pasiteisina spalva. Tai va, mes varom, bandysim sumedžiot dar didesnę starkį. Panašios, ne? Ir vėl tas pats, bet vis tiek smagu. Traukai, daužais per tą gumą, per kotelį, smagiai. Biškį prie dugno sėdi, pažiūrėkit, kokias dėlės. Norėjom biškį pakalbėti apie pravedimą, tai realiai, kai gaudot su laivu,
tarkim, jau einam prie starkio, tarkim, ir dabar jau netoli tas starkis yra, tai realiai turi būti visi tie pravedimai, negali būti ten užkelt labai stipriai taip, kažkaip taip, ar ten rytės viniojimas labai stiprus. Ne, reikia visada gražiai nuleidė, tada pabiški prie galvos prilėti ir pabiški keli ir jeigu jisai greitėja, tai turi biški greitint ir greitint realiai iki pat laivo. Nes būna visai, būna, kad aišku ir neima, dažnu atveju Kauno mariose tikrai neima. Bet būna, kad suaktyvėja ir kala realiai maždaug likus net 20-30 cm. Tai būna, kad net ir kotai sproksta. Tai iš tikrųjų visada pravedimą reikia daryti iki galo, be jokių atleidimų, be jokių kažkokių tai žygavimų. Ir tikrai 100% esu įsitikinęs, kad tai pagerins jums rezultatus. Užbaigiam Kauno marių apžvalgą birželio 1 dienai, starkio žvejybą. Tai realiai tikrai buvo gera. Buvo atvažiavę klientai, tai realiai gaudėm nuo 5 iki 1 valandos. Pats kibimas realiai buvo nuo 6 iki 12. Pagavom tikrai nemažai starkio. Kaip ir sako, jeigu pametam skaičių, vadinas kimba, vadinas gera žvejyba. Tai pagavom apie 21-22 starkius. Net taip ir nedaskaičiavom ir realiai apie kokią 1 valandą, pusę 2 viskas įsijungė ir visiškai viskas kitaip. Tai ieškojom ir vėl radom vieną tašką. Aišku, negaudėm mes nuo lizdų, gaudėm grinai pakilusių starkį su laivu. Tai irgi nebuvo taip, kad kas kažkiek laiko ten valandą, 10 minučių ir taip toliau. Tai sakau, kaip ir minėjau, kad per valandą laiko realiai sugavom virš 10, gal 12 starkių ir viskas, ir vėl užsirišo. Ir tada, žodžiu, pagalvojom, paskaičiavom tas valandas, galvojom, dar išlauksim to vakarinio, gal išlys didesni, bet jau ir operatorius pavargo, ir aš pavargau ir nusprendėm lėkti namo ir paliksim didžiuosius starkius kitai laidai. Tai iki pasimatymų.